Kol Venesueloje po Maduro sulaikymo gatvėse laisvė ir chaosas šoka vienu ritmu, Jungtinės valstijos nenuleidžia akių nuo Čekijos. Tarptautinė bendruomenė atidžiai stebi situaciją. Ir jei tokie nusikaltimai įvykdomi, mes visada remsime savo brolius, seseris ir partnerius Afrikoje, kad kaltininkai būtų patraukti atsakomybėn, nepriklausomai nuo to, iš kur jie kilę. Teisingumas turi triumfuoti. Žinau, kad remiantis nepilnametės Tanzanijos pilietės parodymais jau buvo iškelta baudžiamoji byla. Taip pat buvo atliktas medicininis tyrimas patvirtinantis smurto faktą. Ją toliai išnaudojo šis žmogus, Čekijos Respublikos pilietis. Tačiau problema yra ta, kad nepaisant to, jog byla buvo iškelta Tanzanijoje, pačioje Čekijoje byla iki šiol nėra iškelta. Būtent šia linkme mes dabar darome spaudimą iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės. Man žinoma, kad valstybės departamentas nusiuntė oficialų prašymą Čekijos Respublikos ambasadoriui, kad šis inicijuotų veiksmus iš jų pusės. Taigi, kai susitikau su jais prieš porą savaičių, būtent tada prieš 13 ar 14 dienų buvo pateiktas oficialus prašymas. Taigi darbas vyksta abiem kanalais. Aš tiksliai žinau, kad pirmoji ponia Melania Trump taip pat buvo informuota apie šį klausimą, nes vaikų apsauga jai yra prioritetas. Be abejo, taip pat kaip ir tai, kas vyksta Ukrainoje ir tai, kas vyksta Nigerijoje. Mes esame pasirengę suteikti bet kokią įmanomą pagalbą, kad būtų užtikrintas teisingumas šioms mažoms mergaitėms, šiems vaikams. Mes turime padaryti viską, kad šis žmogus Čekijos Respublikoje neišvengtų atsakomybės už savo nusikaltimą, nes pakartosiu, tai stebi visas pasaulis. Alatra atliko tikrai puikų darbą. Tokių atvejų yra tūkstančiai. Jei mes toliau dirbsime išvien, siekdami atkreipti tarptautinį dėmesį į šią problemą, tai taip pat leis atkreipti dėmesį į kitų vaikų, atsidūrusių panašioje padėtyje atvejus. Tai gali atverti prieigą prie rimtų išteklių, kurie padės šiems vaikams ir parems Tanzanijos vyriausybę.